Žodis verkti. Šito atsitikimo dar nebuvo, bet jis būtinai bus rytoj. Koks atsitikimas? O štai koks. Rytoj viena išmintinga sena mokytoja surikiavo savo mokinius poromis ir atsivedė į praėjusių laikų muziejų, kur buvo surinkti senoviniai, dabar jau niekam nebereikalingi daiktai, kaip karaliaus karūna, karalienės valktis arba tas griozdas, kurį Moncijos mieste vadina tramvajum. Vienoje vitrinoje gulėjo truputį apdulkėjęs žodis verkti. Rytdienos mokiniai perskaitė kortelę ir nieko nesuprato. Senjora mokytoja, ką tai reiškia? Gal tai senovinis papuošalas? Gal tai likę nuo etruskų? Mokytoja paaiškino, kad šis žodis kadaise buvo sutinkamas kiekviename žingsnyje ir sukeldavo skausmą. Ji parodė vaikams užantspauduotą buteliuką, kuriame buvo laikomos ašaros. Dabar jau niekas nežinojo kieno. Gal vergo, kurį plakdavo šeimininkas, o gal vaiko, kuris neturėjo namų. Šitos ašaros panašios į vandenį, pasakė mokiniai, bet jos ėsdavo akis ir graudino širdį, tarė mokytoja. Ar jas virindavo prieš vartodami? Ne, mokiniai vis dar nieko nesuprato ir pradėjo nuobodžiauti. Tada geroji mokytoja nuvedė juos į kitas muziejaus sales, kur buvo įstatyti paprastesni daiktai, tokie kaip kalėjimų grotos, policijos šuo. Žodžiu, tokie daiktai, kokių rytdienos pasaulyje jau nebebuvo nė kvapo. Senais laikais, vakarais ilgais, liejosi upeliais ašaros vaikų. Nebuvo vietos ant margo svieto, kur negirdėtum verkiant vakarais vaikų. Nebuvo vietos ant margo svieto, kur negirdėtum verkiant vakarais vaikų. Dabar kiti laikai, visai kiti vaikai, jie drąsus ir nebijo būt namie vieni. Mokėtų paguosti, jei draugo skruostų riedėtų ašarėlė, gaili sūri. Mokėtų paguosti, jei draugo skruostų riedėtų ašarėlė, gaili sūri. Kada nors vėliau bus ir dar geriau, nebeverks pasauly niekas niekada. Ir žodis verkti dūlės muziejui, o jei kas ašaros, tai tik iš džiaugsmo. Ir žodis verkti dūlės muziejui, o jei kas ašaros, tai tik iš džiaugsmo.